Tai kuris įsakymas jūsų nuomonė yra pats svarbiausias iš šitų visų išplėtotų, mes kaip vadinam, 10 Dievo įsakymų? Jūsų veidas buvo labiausiai susirūpinęs ir mačiau, kad geriausiai ruošite klausydamas pirmą skaitinį pamokas. Ar jau turite atsakymą? Labiausiai buvo susirūpinęs šis žmogus. Kaip galvojate? Jeigu 10 Dievo įsakymų jūs prisimintumėt bent vieną, kuris galėtų būti svarbiausias? Visi svarbus, kaip ir vienas. Mano klausimas yra kitoks. O kur svarbiausias? Lidija. Ištikimam būti. Būti ištikimam, šaunuolis. Turim vieną atsakymą, labai džiaugiuosi, kad turime šį atsakymą. Jeigu pasakyčiau pamokslą 3 sakiniais, jo užtektų ir galėtumėt keliauti pilna širdimi šiek tiek išminties. Pirmoji pamokslo mintis. Kada Dievas daro tavo namuose tvarką, šiuo atveju su rimbu, tai iš meilės. Sūnau, dukra, kad pagaliau tavo širdie būtų tvarka. Pasižiūrėk į tą pusę. Pažiūrėk, kas čia vyksta, pastoviai. Taigi, kada Dievas nusipina rimbą ir užeina į tavo, kaip mama arba tėtis, apverstą kambarį ir sako, kas čia darosi? Žinokit, tai yra didžiulė Dievo meilė jums. Antroji mintis. Antroji mintis, kodėl, pavyzdžiui, išlaužė renkasi daug žmonių. Ne dėl to, kad jūs čia gaunate nuolaidą. Mes Dievo pigiau neparduodame. Čia nėra nuolaidų. Antroji mintis, Dievas supyks visada, net su nuolaidom. Dievas nieko nekainuoja. Čia, mėlyjeji, Dievas nieko nekainuoja. Dievas visada supyks, kad ir už truputėlį parduosime mes jį. Trečioji mintis. Tu dirbi 46 metus, kad pastatytai savo namus, šventyklą tiek metų statė. Ko vertas tavo darbas? 3-4 dešimtmečiai darbo. Ar viską teisingai darai savo vertybėse? Dievas tau gali per 3 dienas pastatyti šventyklą. Grįžkime atgal, šios 3 mintys gali būti pas jūs, o aš keliauju toliau homiletikos vingriais, jums šį bei tą paaiškindamas. Esame vieną kartą kalbėję, kad pirmas skaitinys visada turi sąryšį su Evangelija. Pirmą skaitinį parinko tik dėl to, kad yra ta mintis, kuri paremia Evangelijos mintį. Ir mano paklausimas, kodėl išgirdote šiandien 10 Dievo įsakymų, kas labiausiai paremia šventyklos išvalymą? Kuris iš tų 10 įsakymų? Ir yra tikras atvejis, yra rabino medžiaga, kurią domiuosi, yra atsakymas. Mėlyje, visą, ką girdėjote nuo pradžios iki pat pabaigos, tai yra veiksmai. Nežudysi, nevoksi, nepaleistuvausi. Kodėl pačiam gale 2 įsakymai sudėti į vieną pasikartoja? Negeisi. Negeisi savo artimo žmonos, turto, asilo, nieko negeisi iš savo artimo. Šitie 2 pagal rabiną žydą, aiškinant šiuos Dievo žodžius, yra patys svarbiausi. Nes tavo pageidimas ir pagimdo tuos visus ir vagystės, ir žudimus, ir paleistuvavimus, nes faktiškai 10 Dievo įsakymų pasikartoja pačioj pabaigoje. Mūsų širdies geismas. Ir mūsų širdies geismas ir šiandieną, mėlyjeji, turi ir karus, nes mes geidžiame. Mes geidžiame turėti jų žemę. Mes geidžiame, kad būtų jų turtas, kad jų būtų žmonės. Mūsų valdžia gali geisti jūsų turto. Didina procentus, augina tą ir aną. Tai yra negeisi. Didžiausias iš tikrųjų ir sąryšis su šios dienos Evangelija, išvarymas pardavinėjančių Dievą iš šventyklos dėl to, kad tai yra pageidimas. Ir mes, mėlyje, turime labai saugoti šitų dalykų. Mūsų širdies pageidimas. Mūsų didžiulis širdies pageidimas. Ir prašykime, kad Dievas mus globotų,
globotų, saugotų mūsų pageidimus. Iš pageidimų ateina daugybė dalykų, pavydas. Ir esu pasiruošęs taip pat pratęsti savo pamokslą popiežiaus praeito trečiadieniaus mintimis. Trečiadienį jisai skaitė katechezę apie pavydą, kodėl Kainas užmuša savo brolį Abelį iš pageidimo. Nes brolio auka yra malonesnė už mano auką. Liuteris yra sakęs tokią tiesą. Miela ponė, jeigu nusišypsosite, būsite gražiausi iš visų mūsų. Truputėlį šaunuolė, jau gražėjate. Liuteris yra pasakęs tokią mintį, kad Dievas labiausiai bijo nieko. O velnias ko bijo? Vadimai su Linu galvokite, ko velnias bijo? Pirmiausia, švento rašto pagal Liuterį, o antras kas? Giesmės. Mėlyje, giesmės. Velnis labiausiai bijosi giesmės. Todėl pradėsiu varyti velnius iš jūsų dabar. Visi turėsite giedoti. Maestro Vadimai, pasiūlyk mums giesmę, kur labiausiai tiktų mūsų širdis išgryninti. Prašom pademonstruoti, prieikite prie mikrofono. Dėmesio, varome velnius iš širdžių. Visi giedosime, eisiu ir žiūrėsiu, ar burnos atsidaro. Giedu tau, klausome, kartosime. Giedu tau, mano Jėzau, giedu tau, mano Jėzau, šlovinu, aukštinu, Giedu tau. giedu tau, mano Jėzau. Iš pradžių, visi kartu. Giedu tau, mano Jėzau, giedu tau, mano Jėzau, šlovinu, aukštinu, giedu tau, mano Jėzau, Iš pradžių. giedu tau, mano Jėzau, giedu Ar širdelėje daugiau vietos Dievui? Šaunuoliai, antra giesmė. Kokią siūlo maestro Vadimas antrą giesmę? Išklausykime antros giesmės žodžius, iš karto giedame. Eglė pakavoju savo žandas, tai gražus, turiu matyti ar giedat. Bus galima pajudėti, jeigu kam reikia. Linas labai tyliai groja, nieko negirdim. Savo auką aukoju tau ir už meilę dėkoju tau, visą širdį dovanoju tau, o Jėzau, tau garbė, garbė per amžius, tau garbė, garbė visa, tu išliejai savo kraują, kad išlaisvintų mane. Visi kartuojame tau garbė. Tau garbė, garbė per amžius, tau garbė, garbė visa, tu išliejai savo kraują, kad išlaisvintų mane.
Pavydas. Šventame rašte šį ydą minima jau pradžios knygoje. Mėlieji, tai viena iš seniausių ydų - pavydas. Kaino neapykanta broliui Abeliui. Kai pamato, jog brolio auka yra malonesnė Dievui. Kainas buvo vyriausias Adomo ir Ievos sūnus. Kaip atrodo pavyduolio veidas? Jis yra visada liūdnas. Jo žvilgsnis įbestas į žemę. Atrodo, kad jis kažką ten apžiūrinėja, bet iš tikrųjų nieko nemato, nes jo protas užtemdytas piktų minčių. Pavydas. Pavydas, kuris nėra suvaldomas, veda į neapykantą kitam. Abelis žus nuo brolio Kaino rankos, nes pastarasis negalėjo pakęsti brolio laimės. Mėlieji, pavydas yra blogybė. Ir šios ydos pagrindas - mes trokštame blogio kitam. Tai yra slapta ir mūsų kartu mintis būti panašiu į kitą. Kito sėkmė mums atrodo neteisybė. Tai mes galvojame, esame daugiau nusipelnę ir tai mes turėtume būti tokie. Mėlyje, mes norime primesti Dievui savo logiką, o Dievo logika yra meilė. Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus, brolišką meilę. Jūs geriau lenktyniaukite tarpusavio pagarbą. Tai bus jums vaistas nuo pavydo. Su pavydo demonu už parankės žengia tuštybės yda. Šios ydos yra būdingos žmogui, kuris siekia būti pasaulio centru, be skrupulų išnaudoja viską, visus. Trokšta kiekvienam iš tikrųjų atimti pagyrą ir meilę. Tuštybė yra išpūsta, nepagrįsta savigarba. Tai gremėzdiškas aš yra tuščiagarbis žmogus. Jis yra amžinas dėmesio reikalautojas. Dvasiniai mokytojai nesiūlo daug priemonių tuščiagarbiams gydyti. Tam tikra prasme vaistas slypi pačioje puikybėje. Pagyros, kurias puikybės apimtas žmogus tikėjusi gauti iš pasaulio, tavo mielasis pagyros netrukus atsisuks prieš tave patį. Kiek daug žmonių suklaidinti netikro savęs vaizdo ir puola į nuodėmę, vėliau gėdinasi. Mes krikščionys esame pašaukti daryti panašiai kaip ariantys valstiečiai, kalba popiežius Pranciškus. Žvelgti į priešais esantį tikslų punktą, kad arklio verčiama vaga būtų tiesi, tu mokiny turi visuomet nenuleisti akių nuo savo Jėzaus ir ypač išmėginimuose. Broliai seserys, atsiverkime Jėzaus šviesai, jis meilė ir amžinas gyvenimas. Gyvenimo vingiuose kartais itin varginančiuose ieškokite Dievo veido, kupino gailestingumo, ištikimybės ir vilties.